Ir tada e-komercijos dalis, kas mane tikrai be galo nustebino, kai produktą parduoda už 10 eurų, investuoja į reklamą, į mūgės, į savęs pristatymą ir vienų tapukų, kurie kainuoja 10 eurų, pagaminimas užtrunka 3 valandas. Jūs galite įsivaizduoti 3 valandas už 10 eurų. Tai reiškia, 3 valandas sugaišo prie gaminio ranko darbo, kurį parduoda už taip labai pigiai. Tai totaliai kainodara, tai antroji pusėje apžvelgsim visą šitą dalyką. O dabar grįžkim prie tapukų. Kaip ir minėjau, tapukai smėlio spalvos 90 eurų. Imant matematiką, taip labai grubiai, nesigilinus į patį verslą, į struktūrą, aš kiek kalbėjau, tai klausiu, kiek užtrunka tu tapuko pagaminimas? Sako, 3 valandas. Tai reiškia, 3 valandas, vienai kojytei 1,5 valandos. Sakykime, medžiagos išeina apie eurą, gal 1,5.